Olimpiados varžybų transliacijas raiškiuoju HD formatu žiūrėkite tik per interaktyvėją televiziją Gala. Projektą pristato Vici skonių jūra. Lietuvos liepsna. Sveiki! Mes Lietuvos liepsnos komanda įveikėm jį ne šimtus, tai 10 000 kilometrų, o šiandien kelelis ilgas, tolimas ir pilkas atvedė mus į Panevėžį miestą, kur gimė ir užaugo šiuolaikinės penkiakovės dievas Justinas Kinderis. Netrukus miesto merui mes įteiksime simbolinį Lietuvos liepsnos deglą. Sveiki, panevėžiečiai, pas jūs atvyko olimpinė viltį žadinantis ir olimpinę dvasią įkvepiantis projektas Lietuvos liepsna. Ir štai šį simbolinį Lietuvos liepsnos deglą noriu su džiaugsmu ir pasididžiavimu širdyje įteikti Panevėžio merui Vitalijui Satkevičiui. Mere, prašom. Ir dabar dėmesio. Sveikinimą Londono olimpiečiui iš Panevėžio, Justinui Kinderiui ir visiems Lietuvos olimpiečiams tars gerbiamas Panevėžio miesto meras. Londono olimpiečiams iš Lietuvos ir ypatingai iš Panevėžio Justinui Kinderiui aš Panevėžio miesto gyventojų vardu linkiu kuo geriausios kloties, kuo geresnės sėkmės traukiant burtus, gaunant geriausią žirgą, aštriausią špagą, greičiausią vandenį. Na, aišku, kojos pasipačios eiklios, o akis ir ranka tegu būna taikli ir tvirta. Ir lauksime, Justinai, su olimpiniu medaliu. Yra toks paprastas vaikinas iš Panevėžio, kuris studijuoja teisę, mėgsta pažvejoti, tačiau nepaprasta yra tai, kad ko jis imasi, viskas jam kuo puikiausiai sekasi. Jis labai greit bėga, labai taikliai šaudo, puikiai jo arkliais ir fektuojasi nuostabiai ir merginos dėl jo eina iš proto. Susipažinkit, šiuolaikinės penkiakovės genijus, Lietuvos olimpinė viltis Londone, Justinas Kinderis. Panevėžietis Justinas Kinderis yra vienintelis Lietuvos atstovas vyras šiuolaikinės penkiakovės rungtyje. 25 atletų apdovanojimų kraitelėje visų 3 spalvų Europos ir pasaulio čempionatų medaliai. Tačiau prieš 10 metų Justinas apie penkiakovę net negalvojo. Aš pradėjau nuo plaukimo ir plaukimas nebuvo mano sporto šaka ir kiek besitreniruočiau negalėjau pasiekti tų rezultatų, kokių norėjau ir paprasčiausiai žmonės, kurie dėdavo mažiau pastangų, mane aplenkdavo ir man tikrai buvo labai sunku su to susitaikyti. Bet buvo toks dalykas kaip bėgimas, kur aš nieko nedarydavau praktiškai ir už mokyklą kokiose varžybos reikėdavo prabėgti ar panašiai ir aš būdavau vienas iš geriausių. Tai vat, Lietuva, manau, maža ir tie, kaip galima sakyti, gandai pasklydo ir mano dabartinis treneris pakvietė šiokiai tokiai peržiūrai ir sužavėjau jį savo bėgimu. Ko negalėčiau pasakyti apie kitas rungtis. Neipatingai ten, kol aš jį žiūrėjau, ten plaukime, šaudėme, ten visą koordinaciją tokia neipatingai, bet jis mane nupirko bėgimų. Jau taip aš sviruoti pradėjau, tada visai sviruoti pradėjau ir nuvažiavam, sakau, dar bėgime pažiūrėsime, sakau, pageidavimas toks, kad 2 kilometrus bėgsi, pirmą pusę, kad antrą pusę būtų greičiau. Ir jis taip padarė, iki šiol atsimenu, kad jis pirmą pusę prabėgo 3:15 km, antrą 3:13. Kai treneris paskambina, kad nori Justiną į Vilnių pasiimti, tai aš pirmiausia sakau, jis arklio net nematė arti. Tiesa, fektavimas tai irgi
nelietęs rankom, nečiupinėjęs. Nuplaukimas, bėgimas, šaudimas. Tai kaip, viską išmoks, pasakė. Šiuolaikinę penkiakovę sukūrė modernių olimpinių žaidynių įkūrėjas Pieras de Coubertinas. Tai vienintelė sporto šaka sukurta specialiai olimpiadai. Londono olimpinėse žaidynėse šiuolaikiniai penkiakoviai sueis lygiai 100 metų. Justino mama prisipažįsta neturėjusi jokio supratimo, kas tai per sporto šaka. Kai Justas išvažiavo į Vilnių į tą penkiakovę, aš nežinau, su kuo tas valgoma, sakyti. Nežinau, kas tas buvo, kol man Justas išaiškina. O dabar kiekvieną žinutę seku, kiekvieną ar internete žiūriu, ar laikraštį, ar visi pajungti ir visi žino, kas yra penkiakovė. Ir Panevėžį žino. Prieš 3 metus buvo nuspręsta sujungti šaudimo ir bėgimo rungtis. Vietoj 20 šūvių ir 3 km kroso liko 3 šaudimo sesijos po 5 šūvius, nubėgus po kilometrą. Po šio taisyklių pakeitimo Justino rezultatai staigiai šovė į viršų. Ir man tai buvo labai nauda, nes rezultatai žymiai pakilo, nes truputėlį gal pergendau prieš tą šaudimą ir negalėdavau su baime šaudimą susitvarkyti, o kaip atbėgęs aukštų pulsų, paprasčiausiai nėra kada galvoti ir viskas vyksta automatiškai. Tai žiūri, kad jau padarai tas, kas treniruotės dirbta ir po šaudimo išbėgi, žiūri, kad kada tas šaudimas net nepastebėjai. Justinas nemėgsta, kai artimieji stebi jo varžybas. Šioje šeimoje netgi galioja prietaras. Justinui nepasiseks, jei jo rungtynes stebi mama. Mes visaip išbandėm ir žiūrėti tiesiogiai ir visada rodo per pentatloną, tiesiogiai internete. Ir žiūrim, ir nežiūrim, ir su dukra susiskambinam, jo naujoji dukra gyvena. Ar tu žiūri? Ne, aš nežiūriu, nebežiūrėsiu, nes kaip žiūrim, nesiseka. Nu, nežiūrim. Aš vis vien neiškenčiu, vis vien aš įsijungiu. Ši olimpiada Justinui ypatinga ne tik dėl to, kad ji jam pirmoji, bet ir todėl, kad jas pirmą kartą gyvai stebės mama. Audronė Kinderinė laimėjo tarptautinį konkursą Ačiū tau, mama. Ir ten viską apmokės, ir kelionę, ir gyvenimą, ir maistą. Susitiksiu su kitų šalių mamom, bendrausim. Būsim 8 dienas Londone, labai patenkinta. Nežinau, kaip Justinas jaustis, kai žinos, kad mama kažkur tai žiūri ir stebi. Aš galvoju, kad bus gerai. Ir labai tikiu, kad nors į 10-uką pakliūtų. Net nežinau to jausmo, kaip stebi artimieji, nes paprasčiausiai niekada neleisdavau. Ta prasme, nei mama, po penkiakovės varžybų, net ir plaukimo varžybų nėra mačiusi man. Nes klausdavo, ar ten galiu ateiti, ar ką, aš griežtai pasakiau ne, o ką tu ten darysi, tai net gyvai nėra mačiusi manęs. Tai vat Londone bus pirmas kartas, kada jin pamatys mane. Aš tikiuosi, kad, gal negražu taip sakyti, nematysiu jos ir nesiblaškysiu, o startuosiu taip, kaip startuodavau iki šiol ir po finišo pasikalbėsim, pasidalinsim įspūdžiais. Gali pasirodyti keista, tačiau olimpinėse žaidynėse turėtų būti lengviau nei pasaulio čempionate, sako Justinas. Taip yra todėl, kad olimpiadoje, skirtingai nei čempionate, kiekvienai šaliai leidžiama deleguoti tik po 2 sportininkus. Tačiau pats Justinas bei jo treneris stengiasi negalvoti apie tai, kokią vietą užims Londone. Ne, stengiuosi negalvoti ir stengiuosi neprognozuoti, nes geriausiai išeina ir galbūt neapsekusi, kai neprognozuoju, o svarbiausia, manau, susitvarkyti su savimi ir visas savo spragas, kurias darydavau varžybose, išvengti paprasčiausiai. Nieko aš nesitikiu, aš ne iš tų, kurie tikisi. Tai yra toks noras, pageidavimas, kad jis sustartuotų pagal savo pajėgumą, kad jeigu paskui pažiūrėti, apžvelgti jo startą, kad nebūtų nei žodžio nebūtų, kad čia būtų galima geriau, čia būtų galima geriau, čia nedaėmiau, čia nedabėgau ir panašiai, kad nebūtų, kad atliktų viską, ką jis gali šiandien. Justinai, sėkmės, gink Lietuvos didybę. Justinai, tikime tave, linkim sėkmės ir kaip penkiakovininkui sakome, svarbiausia grįžk namo su auksu. Justinai, pergalių! Justinai, sėkmės, mums tu visada čempionas!
Justinai, nepamiršk, jeigu Londone tau nerimas suspaus širdį, žinau, kad žmonės čia Panevėžyje ir visoje Lietuvoje tave palaikys, nesvarbu kokie tie rezultatai. Kita vertus, aukso medalis dar niekam nepamaišė. Tai sėkmės tau, o mes savo Lietuvos liepsnos simbolinį deglą iš žemo starto nešam į Kauną. Lietuvos liepsna. Projektą pristato Viči skonių jūra. Olimpiados varžybų transliacijas raiškiuoju HD formatu žiūrėkite tik per interaktyvėją televiziją Gala.